bandomasis. Jis gan mažas iš tikrųjų. Blet, kai ta rusiška, kur katedros aikštė buvo. Blet, ratai valydyti, tai... Žiūrėk, aš į rusišką taip buvau lipęs. Tai žinok, mano sudėjimui tai, blet, eiktų nacho, aš ten galvau neišlysiu, žinok. Taigi, mane kaip kvietė į kariuomenę, tai dėl ūgio tik iš tankistus. Iš karto. Arba į tankistus, arba į povandenį. Ne, į tankistus, į kamikazės. Bet jisai net asfaltą yra gadinama, tai? 40 tonų. 40 tons of useless metal. Tai va, tai kiek babkių vienas metalas. 8 machine guns MG08 kaliber 7.92. Nu ką, jungiam jau 19-14 gabalą tai, nes reikia 1000 visą, žinai, muziejų. A7V. Na žiūrėk, 300 barų, tipo padangose? Nu, greita kovos mašina. Fuck off daug. 3 barai. 3.00. Aš galvoju, 300 barų padangose, nu na. Sėdėdavo vidu, visi posėdavo, kvėpuodavo dujom, saliarą, garais ir viskuom ir dūmais paraku. Bet jie labai mažai šitų pagamino, nes praktiškai ten užstrigo keli, turėjo ten tų sistemų. Ne, čia pirmo pasaulinio. Bet jie čia turbūt susivarydavo, kur atsišaudo. Bet realiai iš šturmo yra būtent šoniniai kulkosvaidžiai, užvažiuojant tranšėjų abi pusės išvalo. O priekinis yra meilas. Ir meilus, kurie turėdavo patranką, perdarė kelis į femeilus, kurie turėjo priekinius kulkosvaidžius, nes realiai patranka nesiskaitė reikalinga iš esmės. Nu, kaip turėtas. Čia žiūrėk, galima viduj pasižiūrėti. Yeah, fuck me. Na šitą, čia jokio komforto neturėjo, visiškai. MG08 792 kalibro. Čia dar tos klausymas vandenų. Right to kill. Jau galima paleisti tą 19-14 gabalą. Dabar va tikrai būtų pats tas temai. Nu, realiai tai jisai saugoja šitas šarvas, tai tik tais nuo kulkos vaidinių ir muždavo kaip kulka šitoje pusės normalinių smūgių. Tai iš vidaus išpleišė gabaliukai. Ten visi šarvuoti važiuodavo su kalčiugom, su šitais nareliais, kad tie reiškia, nežalotų, žinai. Vadovas, kapitonas, o mechanikai aplink tą dizelį šukinėdavo ten. Variklį didžiąją dalį užimas. Ir variklis visas aušinamas realiai į vidų. Tai ten tasme, nu, komfortas. Už kutukų, ble. Buvo labai vietos dar nėra. Tai, bet čia šitas... Čia pirmo pasaulinio, čia A7V. Bet jų pagamino gal tik 17, aš neatsimenu, labai mažai. Kaip čia dar atsilaikė toks vienas? Net ne vienas, dar yra Mephisto Britų muziejui toks pat. Čia yra kulkosvaidinė tanketė ir gabaritas mažas ir turi jau bokštelį. Panzeris pirmas. Šitas antram pasauliniam kare jau buvo šiaip tai, bet, nu, pat... Vienvietis? Toks mažiukas? Jo, o šitas aš taip spėju prancūziškas. A ne? O šitas nemokamasis buvo? Kampfagen kanone. Kada jisai 18 nepagamino jų. Iš traktorius perdarytas. Jo, jisai buvo pato naudojamas kaip mokomasis. Ne, jo iš viso nenuvežė, jisai buvo nedalyvavo. Ne, aš galvoju, prieš antrą pasaulinį, tai mokomai naudoja. Praktiškai viską nurašė, žinokit, 20 kažkelių metų. Nes kai Renault pasirodė su tanketke, su bokšteliu, tai visi tie tokie seniai nuėjo šalia. Bet šitas yra komponuotė gera, nes iš priekio variklis. Tai jeigu gauni artilerijos sviedinį, tai gauni į variklį realiai. Gali teorinį šansą išgyventi. O čia kas per šetono mašina?
tas, ant kurio šarvuočio vyko Leninas kalbėti. Leninas ir nukrito sifilitikas nesveikas. Production 21-23. O prieš antrą pasaulinį buvo tokia banga technikos. Visus ginklus darė taip, kad būtų ultra greita kulka ir kuo mažesnio kalibro. Kad šarvą muštų kaip sviestą kiaurai. Ir va čia po trankelių išdava, kala bet kurį šarvą, bet kala tokia maža skylute, kad neužmuša esančių, nesužaloja. Ir sušaudo tą tanką, žinai, 5-6 šūviais jis toliau atvažiuoja ir atsišaudo didžia kalibris. Ir 39 pasibandė ir 40 ir sovietai visi išėmė iš ginkluotės tą savo, žinai, tuos automatinius pabūklus, kurie prieš tankinį yra. Ir realiai ten hipergarsinis, 4 machais kulka jau švilpdavo, žinai. Nu tai, o kaip be irklo? Propelis. Yra ir propeleris. Jo, vada. Galime veikti, tada pabelieka irklas. Tada belieka irklas arba šaukštas ir tada sakė, eik, na. Bet tas pats jisai ant Tigro dar kelis kalibrus vamžilgį gavo, o ant King Tigerio dar gavo 4 kalibrus viršaus ir gavo padidintą užtaisą, tai yra gilzė didesnė. Ir tapo visų sąjungininkų. Siaubu. Bet King Tigerio yra kaina patrankos, resursas mažas. Jo, kadangi labai didelis slėgis. Bet ir King Tigeris jau buvo be legiruotų plėnų statomas, kur visiškai kokybė. Bet šiaip pagal savo struktūrą tai buvo superinis aparatas tam laikmečiu, kaip iš Udės Pavas. Taip, bet... Gerulis. Žiūrėkit, kai dabar aš užlipsiu, kaip viskas apsivoš. Nu čia biškutis storesnis jau padaryti? Ne, nu ką jau norėti, Leopardas galų gale, tai čia jau šitas rimtas. O šitas dabargi Ukrainai, Leopardai modernizuoti pirmi, atiduoti. Jie apie 105 mm graižtvotą patranką, sviedinių neturi mažai. Bet jeigu žiūrėt pozicijom ginti, gan pavojingas ginklas, iš labai toli, labai taikliai ir mechanizuotas. Nereikia, žinai, kaip patranka išsiskleisk, susiviniok, tai šitas atvarė, atšaudė savo visą buvo klatkę. Jablačko, žinai, sukalė ir išvarė. O kas čia dar bus šventyvo šiandien? Bet jeigu žiūrėti, kai jisai buvo jau... Ne, čia yra šitas ekstraktorius. Tai po šūvio jisai iš vamzdžio parako dujas išmušo. Ne, ekstraktorius tai kur gilzė išmeta, tai čia kitas, o tas grinai iš vamzdžio išmušo parakinės dujas. O ką, per šitos langelius žiūrė, čia žiūrė, jie mato, bet dangtis užsideda ir ratu. A, čia pereina, čia dabar supratau. Būti pėstininku be ginklių prieš tankų ataką, tai yra kažkoks siaubas, ar smeši. Nu, prie Kijevo biškai kitaip pasirodė, ne kai NLO pakeitė taisyklę. Nu, jeigu NLO turi, tai dar kažką turi, bet pavyzdžiui, matai... O matai, kur jau Wagnerevsai be ginkliai ateina, be RPG-škių sėdė apkasuose, privažiuoja T-72, nu, zaisime visiškai vdrys. Ir numeta rankinę granatą į šoną, o, vat kur jūs šūdžiai, žinai, atsuka patranką, bum. Atbranda zekai, jūs lieka. Mindaugai vėl narkotikus vinioji. Bet tokia aplinka, va. Ir Panzer šokoladė. Half trakas. Šermanas.
Atrodo masyviai, bet... Lietas masyviai. Šiaip... Čia čigūnas, tik plienas. Plienas, nes kietus trapus gauna bankę, išeina šaibom. Tai yra šarvinis plienas. Pirmus modelius visą laiką lieja iš paprastos geležies, kad lengva būtų užtaisyti klaidas. O aviacinis variklis, bet šitų štampuoti galėjau daug daugiau. Tai 34. Ir čia yra 76 ir 85. 76. Čia pirmoji versija. Nes... Filmas tas yra T-34. Čia rusiškas? Ja, rusiškas. T-34. Jisai šiaip nėra rusiškas. Ne, reikėtų suprasti, jie didžiuojasi T-34. Tu davai nevaryk, nesiskaito, kad čia darė anglų inžinieriai. Anglų inžinierių nupirko licenciją BT-5, ta prasme greitojo tanko. Uždėjo šitą voktą bokštelį ir mūsų jo šūdas, prasme. Jie lygiai taip pat anglų inžinieriai Amerikai pardavė. Amerika išbandė T-34 analogą pilną savo poligonuose ir nusprendė, kad per brangu gaminti ir per šūdas neadekvatu ir pagamino Shermaną. Sako, Shermanas daug silpnesnis ir blogesnis, bet jisai daug patikimesnis ryškiai. Ar kokybės pavyzdžiui laimė. Tai yra ten toks laser pigas YouTube, labai gerai su cinišku sarkazmu ten visą iš šuns dienas išdeda, bet kaip suprantu Britas, bet nežinau kaip jisai taip Sovietų Sąjungos niuansų žino. Because Soviet factory were shit. Bet Shermanas dydžio aišku įspūdingai didesnis ir aukštesnis. Blembai tokį, jo, į tokį sunku nepataikėt. Battling bitch. Kovos kalėvnė. Jo, battling bitch. Bet ne, bet čia vienas. Nes dalis Shermanų turėjom blogesnių šarvus, bet ilgesnė patranka didelio ilgio kalibro, kad galėtų kalt per šarvus. Tai tas Fury buvo, tas su didesnėje patranka, žinai, iš filmo. Antikumuliatyviniai jau ekranai, garsioji danga, antirikošeto. Šiaip jo, realiai taip, cimeritas. Bet šiaip nieks daugiau cimerito nenaudoja, tik vokiečiai antro pasaulinio karo metais. Ir nebaisiai daug yra prasmės. Šitas tai wow. Šitas monstras. Nu, tigras, jis yra Afrikoje tigras. Pirmas tigras. Nes jie darė labai paprastai. Kam daryti šonų kampą, jeigu tu gali padaryti 110 mm priekinę plokštę? Vis tiek nieks nepaims. Ir labai buvo perkrautas variklis. Žiauriai sunkus. Pavarų dėžės nelaikydavo ir benzo eidavo. Vitmanas, Michaelis Vitmanas, jo, tai jisai šturmgešucas buvo ir jisai sakė, kad vienintelis dalykas tankų asui pavojingas yra šturmo pabūklas. Nes jie užsikasa, užsimaskuoja ir laukia pasaloj ir atšaudo ir dingsta, žinai. Tai... Nu, jis ten savo memoaros ir labai aiškiai aprašydavo, kaip jis tos visus rusus paimdavo. Tai tada skaidavo, kokia... Nu tai kaip? Bet jisai vadovavo, turėjo tokį, visi sukdavo patranką, o jisai sukdavo visą tanką. Ir žinai, į dešinę komandą dabar ir vairuotos nematau. Atsuk dabar, žinai, ugnis bom ir viskas. Ir tas labai greita reakcija išlavinės buvo.
Tai pasi netgi, palauk, vairuotojas netgi buvo gavęs tą kryžių. Jo, ir pas jį buvo ekipažė, dar kažkas buvo ekipažė 3 Iron Crossai. Jo. Čia buvo išimtis, kas... Nu, jisai vertas buvo, jisai tiek pridaužė tankų, kad... Va, Kubelvaganas, realiai vabalas čia yra. Čia yra iš esmės ant vabalo bazės viskas padaryta. Pantera. Antro pasaulinio geriausias tankas, labiausiai nusisekęs pagal resursų santykį ir kokybės. Bet sako, Pantera tai daug kompaktiškesnis, bet jis milžinės. Pantera, jo, jak Pantera. Šturmas eina įtvirtinimai, pavyzdžiui, Krymo, ne? Visur dzotai ir mūriniai įtvirtinimai, bet atvažiuoja tokiu lupa. 5 dienas ir tada eina pėstininkai į šturmą. Dabar Ukrainų tokį prie apkasų. Ir pasiteisintų beje dar. O dar geriau tą. Esmė tik tai, kad šaudmenų nieks negamina jau tokių. O Jakt Pantera tai yra prieštankinis, tai yra 8 mm įdėjo ant Panteros bazės ginklą. Ir priekinis šarvas kosminis, tai yra vėlgi tankų puolimo kryptimi atsistoji, įsikasi į žemę ir užsimaskuoji ir lauki. Jis gavęs, ja. Klausimas, ar testavo, ar... Ne, gavo. Jisai... Aš kiek šitą žiūrėjau, tai jisai dar ir korpusas trūkęs ten kažkur daugiau visokį. No. Self-propelled. Ne, bet čia ne Firefly jūs, nes pakabinėta. Privažiuoti prie priešo tanko ir išnešti į velniop. Jo, ir arba prie įtvirtinimo dzotą kokią, žinai, betonkės. Nu, aišku, kai pasižiūri laivus, kokius padaro, tai tas tankas kapeika, iš viso atrodo. Jo. Bet tokia žudimo mašina, žinai, Dubasį visus skirdyklą. Ten pramogas, o čia žudimui. Čia žudimui. Skerdimui, sutraiškimui užvažiavai ir... Nu... Net stovi netėlių, čia nuvažiuoja savęs, bet čia tai didžiuotas. O kas čia? Oi, čiagi netgi cielas Patonas. Patonas nepamatė antro pasaulinio karo. PM2 metais in productionas, bet jį jau pradėjo kurti Patoną 45. Jo. Amerikiečių. Jo, tai Izraelė dar jisai dirbęs. Jisai visur ir M60 yra jo realiai sūnelis. Tas net nepanašu, o čia realiai tas pats yra. Tai viršus taip, jie bokštelį kitą daro, kita patranka, 105 mm patranka visai. Bokštelį šiandų naujai kurtas? Taip, jie viską perdarė iš šūdino tanko, padarė savo poreikius atitinkantį kosmosas. Bokštelis, žinai, kaip... Jo, čia tokie gamintojai yra vieninteliai pasaulyje rusai, žinai. Jo, mes matėme Ukrainoje daug skraidančių bokštelių. Olimpinė nauja rungtis, bokštelis į dangų, kas aukščiau. Leopardas. Čia jau koks... Kiek narelių? 6? 5? Tai 55. Kas priekį darosi? Čia šnorkelis greičiausiai. Tai šnorkelis yra, jis galėdavo upę pervažiuoti, žinai, po vandeniu. Ir kas įdomiausia, kad evakuacija, kai užgesdavo variklis po vandeniu, ne, tai tave iš lėto pradeda semt. Ir tu liuką galėti daryti tik tada, kai užsemė. Tai jie turėdavo kvėpavimo tą, žinai, trupkę, sėdi, 2-3 minutės sėdi, užkyla vanduo, žinai, paleidžia strovę, tik tada galėti daryti liuką ir išplaukti viršų. Ai, tai ant tiek reikia jėgos daug? Jo, nes užspaudžia vanduo, nepakelsi po vandeniu.
Gepardas. Šitas Ukrainoje dabar. Šitas tema yra. Jo, zenitinis. 2 patrankos. Ir reiškia tuos šachidus, iranietiškus dronus lupa. Atvaro, žino iš kurios pusės atskrist, atsisuka, laukia, radaras viršui paima, auto taikiklį, viskas. Nes kiekvienas šovinys automatiškai persisuko, kad sproktų skeveldromis tam tikram atstume. Ir jie lupa žiauriai efektyvus prieš sraigtasparnius, kažkokius nėra nieko geriau sugalvota. Kaip ir pasatė, negaliu skūstis, visada užtekdavo. Ne, tai mes taip irgi galim nesiskūstis. O, modeliukas mauso. Mausas buvo geras, kiek jisai tenais ten 100 tonų trauk turėjo? Tai jų kiek 3 pagamino? Jis iš vis realiai nepagamino, jie bandomieji. Jo, prie gamyklos nunešė jį tenais. Jis subombino vieną, o po to keli ten nebaigti buvo likę tai. No. Nes kaip gigantišką robotą, kuris pergalė atnešė. Kiek iš jų tonų? Skalbenkiam. 108 tonas. Žiūrėk, ne čia... Ne, Kaip 3 abr. Šitas 7, o šitas... Ne, jie jų net nepagamino iki šitą, tik tai bandoma. 108 tonų. 100. Kardai. Britų. Centurionas. Tas, kur Izraelė labai... Izraelis yra... Labiausiai kariavęs tankas. Jo, Izraelis ir Pietų Koreja yra dėl to, kad šitas tankas buvo. Taip. Jo. Nes jisai užvažiavo daug. Jas 7 dienų tas karas, kur buvo, tai reiškia Izraelis, jeigu ne šitas tankas, tai būtų sumaltas visiškai išnykęs iš žemėlapio. Ir ten labai gerų yra tokių istorikų. Istorikas Soloninas. Markas Soloninas, labai gerų, tasme super. Tu ten apie atominę bombą paklausyk, aš ten išgirdau, ką jis... Jo, šitas. T-34, 85 čia jau turbūt vamzdis. Įvykių dviratį. Jep, 85. Šita patranka šiaip imdavo tigrą. Tarsime, žiauriai galingas ginklas. Matau. Jo. Ir šiaip gan geras tankas, vertinant tik tais, kad juos gamino absoliučiai be kokybės kontrolės ir... Kinietiškas? Kinietiškas? Ne, čia jisai Harkove jisai. Nu čia jo, bet jų buvogi dar prispausinta labai daug Kinijai. Labai rusiškai panašus, blėdė. O, 52 BTR-as. Čia užtaksite. TPM4. Jo, čia jisai neturėjo stogo, pirmas modifikacijos ir vėlesnės padarė stogą, kadangi vėl tas pats iš šono dengia nuo ugnies, tai jeigu užmeti granatą, viskas, tai tokių privažiavo pilna Praha ir yra vaizdų prifilmuota kaip nuo stogo Molotovo kokteilį į vidų. 12. Skrudėsiu, žinai, kiauliena tik pasmirsta. Nu ką, motoras T72. Nu, atbulas dabar važiuoja. Viskas važiuoja. Panašiai kaip realus garsas, žinai, kladašą prasuka. Šarvuotis. Čia žvalgybinis. Bet čia jisai, ne, čia kos ant, jak panceris, aš šito tai nežinau. Raketinis, su toji raketa. Čia su raketinė, jo. Hotai. Raketinė panzerė. 20 raketų hotų prieš tankinis, žvalgybinis. Čia pagal tą principą tipo aptikti ir iškart vietoj sunaikinti. Jo. O dabar yra NLO? O dabar yra, ne, tai NLO lygiai tas pats principas, tik tais, kad HOT yra daug sunkesnė raketa.
Ir ta, pavyzdžiui, vat, kaip ant šito bampuko stovi maliutka irgi. Žiauriai pavojingas ginklas, iš tikrųjų, atrodo, tai šūdas laidais varomas, bet tu gali iš 5 km gali kelis tankus pamušti. Ant brėdlio tai irgi su laidais valom. Ja. Dabar atvažiuoja, bet... Leopardas 2. Ja. Tai palatai, nuo kurios modifikacijos tas kalino tipo snukis? Nuo 5. 5, 2.5? Ja. O šitą Ukrainą iš tos? Šitus daiktus jau nebe vagonais veža, o tigačiais. Tai 30 tankų tokių bus, kiek ten 12 challengerių duoda Britai? Daugiau pakėlė biškai. Pakėlė ir 30 Abramsų. Kad važiuoja ir iš karto... Nu tai va, išminuoja, sukasi volas, duoda per minas. Yra ir minavimui, išspjauna šitas vadinamas užkardas. Yra išspjauna, yra kur sėja iš paskos įkasinėja į žemę ir maskuoja, ir dar minos yra kas trečia, pavyzdžiui, su spastais. Tu, kur išsukinėjai sprogdiklį, tai tu gauni prieš pėstininkinę miną po apačią dar, žinai. Čia Ukrainai, bairiai labai daug išminuotojų žuvo iš viso pasaulio. Fuksas. Fuksas jėga tačkas. Ten Vinksas dar geresnis, tas, kur nusileidžia papilą. O Luksas jau 4 ratų ir jau paramos artilerinės biški sunkesnis už Fuksą. Geruliai šitie šiaip yra. Čia mūsų nuostabusis M113. Kurių jau biški atidalė. Ir jau kurie biški ne visi atiduoti jau sveikiai yra. Šitas geras. Šitas geras. Jo, šitas geras prieš tai Fenekas, bet jau šiaip nurašinėjęs. Žvalgybinis. Jo. Paseno. Dabar Ukraina nurašinėja. Jau šitie net ir Ukraina turbūt nenuvažiuos. Kodėl pati Ukraina? Nėra tiesiog sveikų. Panzerhaubica. PZK-škė, va čia kaip lietuviškos to įspūdingas aparats. O, Leopardas, o čia žiūrėk jau ir 5 modifikacijos Liepas. Apstant, čia tipo kas su širdies stimuliatoriais gal geriau? Čia radarinė sistema yra. Kaip pamačiau. Ir tu gali atsisukus spinduliui elektromagnetiniam, tu gali biški, kaip sakant, išsijungti čiut. Čia dronas? Taip. Dronas, taip. Leopard 2 TVM. Čia eksperimentinis turbūt vienintelis prototipas. Nes va 2A6 bokštelis. 2A6 bokštelis. Awesome. Jie su pasukinėjimais ir čia vat grinai yra geroja praktika šturmgešuco vat palikimas yra. Kam tankui reikalingas bokštelis, jeigu tu visą laiką ginsisi? Taip. Tasme, nėra puolamųjų operacijų, o miške Švedijoje tai būtų lupę sovietus, kaip turi būti. Sako, greitis šitų daiktų, sako, neždavo jo šikva. Juodai? Šitie kur tu sako? Klausyk, o mes žadėjom Pumų pirkti. Jo. Taip. Jofana, tai kur man čia sėsti? Ai, čia sėsti. Eina švilt. Tai lipkit visi. Čia vietos nėra. Kokį pasitrauką, čia nebus ką čia daryti dviem. Pasitrauk. Nebent tu nori į gardą čia, nai. Pradinių klasų mokytojas. Kurgi tie laipteliai? Tai va. Didelė. DTR. Unimoga. Nebuvom. Čia sakau, čia gita 3 salė. Visa. Milžiniška. 12,7 DŠK-škė, pulemiotas ir BTR-as. Ir puikus nuostabus įlipimas ar
Jo. Fuck off, kad tave sutraiškytų visą laiką ilgai, negreitai, kad būtų. Aprangos kaip dabar nepridaužinti, va tas vitarmos pasiūlyti tik kapskį ir kalašą. O, žiūrėk, Mindaugai, va šitas tai geras aparatas, šitą reikia imti. Šitas, kurio reikia. Tas, kurio reikia. 4 stvolai, normaliai. Aš galvoju, apie šitą šinikai. Haimarsą paleidimo. O, ne, šitas, tai čia, šitą turi, garaže savo turėti kiekvienas save gerbintis. Nes parodai, kad šitas daiktas veikia. Jo. Mars, čia Haimars paleidimo. Tai čia yra kiek, 12? Dangtis čia yra. Tai čia kasetės atsistavo. Jo, kasečių nėra, tai dėl to dangtis įdė. Audi yra kunjovo mašina. Visą laiką čiaudi. Čiaudi. O, vėl Audi. O kas čia raketa toj? Toj raketa, jo, toj. Munga. Raketo Panzer. O, čia žiūrėk, normaliai, kraka. O, hebra, grinai kvadas. Su 4 prieštankiniam. Normaliai. Sėdinė tai neturinginė, blėt. Kurasier. Haubica. Jekt Panzer. Prieštankinė Pturas. HOT. Amerikietiška HOT sistema. Kumuliatyvinis užtaisas. Tankų pramušimui ir... Su mikroschemom jau matai čia. Ir raketnica. Pas visus tankus variklis gale kaip taisyklė. Čia sudėjo į priekį tam, kad dengtų ekipažą nuo saugotų variklių. Ir už tai pasidarė korpuse gale skylė, kurioje galima atsivežti 6 pėstininkus. Tai yra realizuotas... Aišku, blėt, aš vėl negalėčiau būti pėstininku, nes per tokias duris, tai blėt, tik Eugenijus galėtų ten įlipti. Tai vienu žodžiu, čia taip realizuojama dalyka, kad pačiam tankė yra apsaugotas pėstininkų būrys, kuris gali pridengti tanką, kol jis manevruoja ir dubasina. O šitie visi combaliukai? Kad kai kumuliatyvinis užtaisas atskrenda, kad jisai susprogtų prie cvimbaliukų ir kumuliatyvinė srovė per metrą išdegtų ir nepramuštų pagrindinio šarvo. Technika. Šitą suprantu. Lova. Suvežim kaip mes. Jo, tai 2.